Klaipėdos universiteto mokomasis burlaivis Brabander beveik 4 metus dalyvavo projekte Maritime Education and Sail Training for Young People. Šeštadienį Klaipėdos universitete rinkosi šio projekto dalyviai. Čia jie ne tik prisiminė jau prabėgusio projekto akimirkas, bet ir diskutavo apie teigiamas ir neigiamas patirtis, dalinosi projekte įgytomis žiniomis. Pasak burlaivio Brabander kapitono Valdemaro Vizbaro, siekiant kokybės, projektas truko ne 1 metus. Visas projektas truko 3,5 metų. 1,5 metų vyko įvairūs pasiruošimai, derinimai, nes čia yra europinis projektas reikalaujantis labai nemažai dokumentacijos, labai tvarkingos dokumentacijos, labai tokio teorinio gero pasiruošimo, labai daug saugumo, kadangi plaukios vaikai. Reiškia, tai 1,5 metų mes tam ruošėmės, mokėmės, patys ten bendravom, nors jau buvom su dalim iš tų projekto dalyvių šiaip pažįstami iš kitų, iš ankstesnių laikų. Galbūt dėl to ir partneriais tiesiog tapome. O po to 2 metus buvo vykdomi įvairūs plaukiojimai su 3 burlaiviais. Tai mūsų Brabanderiu, lenkų general Zaruskį ir švedų Sarpen burlaivių. Šio projekto tikslas – skatinti jaunimo bendravimą per jūrinės patirtis. Be Klaipėdos universiteto projekte dalyvavo Lenkijos, Danijos bei Švedijos universitetai.